su bendruomene. Tai ten lygybės tarp vyrų ir moterų su žiburiais. Tai man kaip... O kurio prasme ir? Nes čia sulyginti nereikia. Mokytojų bendruomeniai reikės vyrų. Ai, taip. Ten, kur yra... Ypatingai, kas susijęs su... Dabar gyvenimo prasme tai tas jau bet kada duos rezultatą. Sveiki, gerbiami pilietiškumo festivalio svečiai, dalyviai, visi aktyvūs žmonės, tiems, kam rūpi, kur mes esame šiandieną ir kaip mes gyvensime rytoj. Labai džiaugiuosi šiandieną sukvietusi prie šio nuostabaus stalo, kita vertus šalia nuostabios šventosios upės, išskirtinių žmonės, kurie tikrai turi ką papasakot. Bendruomeniškumas yra viena iš svarbiausių ir sudėtinių dalių, kalbant apie pilietiškumą. Kai praėjusiais metais mes nusprendėme organizuoti pilietiškumo festivalį, patys savo bandėme atsakyti į klausimą, kodėl mes tą darome. Ar čia neužtenka tų kalbų, ar čia neužtenka iniciatyvų, bet mes sakom, kaip organizatoriai, kad kalbėti apie pilietiškumą, apie atsakomybės už save ir savo aplinką, kalbėti apie geriausius pavyzdžius, kurie įkvepia gal labiau pasyvesnius žmonės jungtis prie bendruomenių, niekada nebus per daug. Mane labai įkvėpė viena rasta Alberto Einšteino pasakyta frazė. Tikra vertė žmogaus matuojama tuo, kiek jis sugeba prisidėti prie kitų gerovės. Žmogus yra visuomeninė būtybė. Jo individuali egzistencija prasideda nuo priklausimo bendruomeniai. Taigi, be ilgų įžangų, aš noriu pristatyti šios diskusijos dalyvius, kurie pasidalins kartu su manim savo patirtimi. Taigi, noriu pristatyti Ievą Dunčią, Stanse Fabriken įmonių grupės projektų vadovę. Noriu pristatyti šalia manęs esančią Agnetą Skardžiuvienę, asociacijos lyderę vadovę. Taip pat noriu pristatyti Vaidotą
Kalina, Ukmergės rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. Gerbėmieji, aš nepasakosiu daugiau apie jūs, bet paprašysiu jūs kiekvieną prisistatyti, o kokiagi jūs bendruomeniai priklausote. Ar jūs turite tik savo pareigas tiesioginį darbą, ar jūs esate aktyvūs bendruomenių nariai? Prašau, Agneta, gal pradėkime nuo jūsų. Ačiū labai, tai be asociacijos lyderės esu ir advokatų kontoros Volės teisės ekspertė, tai savo darbę irgi turim darbuotojų bendruomenę ir taip pat esu 2 vaikų mama, tai vaikai lygiai taip pat vienas darželėje, kitas mokykloje, tai lygiai taip pat esame ir tėvų bendruomenės dalimi. Ir žinoma, asociacijos lyderės veikla, tai yra savanorystės pagrindų organizuota mūsų visa veikla, kurie atima iš tikrųjų labai daug laiko, nes esu dar jos vadovė. Tai turime apie 350 narių, tai tikrai turime labai daug darbo, nes ir turime labai daug iniciatyvų. Puiku. Ačiū, Agneta. Gal tada Vaidotai jūs pakalbinkim? Taip, tai sveiki bendraminčiai. Pirmasis klausimas man labai sunkus. Tai aš priklausau Lions klubui ir esu vienas iš steigėjų šito klubo. Taip pat esu švietimo vadovų klubo narys, ir kuris yra judėjimo Lietuvos švietimas numeris 1 Europai dadami. Dabar priklausau ir esu vienas iš steigėjų naujos futbolo komandos, kuri turės pirmasias varžybas rytoj. Nuostabu. Ir priklausau pačiai didžiausiai Ukmergės rajono bendruomeniai, tai švietimo bendruomeniai, kuri netgi turi savo vardą ir tas vardas yra Ukmergės švietimas koja. Ir koja čia reiškia ne tik judėjimą link pažangos, bet labiau reiškia judėjimą veikiant kartu. Puiku, ačiū. Ieva, prašau jūs. Tai labai ačiū. Ačiū už galimybę čia būti. Aš atstovauju Stanse Fabriken, skandinaviško kapitalo įmonių grupę, kuri veikia Lietuvoje daugiau negu 20 metų. Atstovauju taip pat ar net tėvų bendruomenę, manau ir kaimynų bendruomenę tikrai atstovauju. Tai kaip pagalvoju, labai daug yra tos bendruomenės ir ją gali visur atrasti, tik tais reikia noro turėti, prisidėti ir veikti. Ačiū Jums labai, Ieva. Beje, noriu pasakyti, kad dar vienas mūsų diskusijos dalyvis, Saulius Liausa, kurį tikriausiai visi greitai atpažinsite, nes jis yra Lietuvos dainų šventės pagrindinis vadovas, tai jis yra pakeliui į mūsų diskusiją ir netrukus prie mūsų prisijungs ir prisistatys pats taip pat. Ką aš galiu pasakyti apie save, nes aš neprisistačiau. Aš priklausau 2 bendruomenėm. Aš priklausau buriuotojų klubui Ambersail. Aš esu Lietuvos buriuotojų sąjungos narys. Ir iškart pakomentuosiu, ką tai reiškia. Ar tai reiškia tik tai nuostabų pasiplaukiojimą jachta laisvalaikiu. Tai didžiuodamasi galiu pasakyti, kad būdama šios didelės bendruomenės nare, turėjau garbės dalyvauti vienam didžiausių projektų Tūkstantmečio Odisėja ir savanoriavau ir visus keletą mėnesių dirbau, savanoriavau tam, kad šis projektas įvyktų, kad mes sutelktume viso pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos tūkstantmetį. Žinoma, tai jau yra istorija, bet aš didžiuodamasi sakau, kad ta bendruomenė, buriuotojų bendruomenė yra labai aktyvi ir tikrai domisi ne tik tai sportu. Na ir dar paminėsiu kitai bendruomeniai, kuriai priklausau, tai aš priklausau Lietuvos tūkstantmečio Rotary klubui. Šis klubas yra vienas iš pagrindinių iniciatorių, organizatorių ir, sakyčiau, vienintelis iniciatorius. Tam, kad mes visi čia susitiktume, mes nusprendėm, kad, žinot, galima ir yra reikšminga padėti visais įmanomais darbais, bet turbūt tada, kada mes, kaip sakom, kuriame meškerę, bet ne tik duodame žuvį, tai prasmės yra daug daugiau ir tikėtina vertė yra dar didesnė. Džiaugiuosi, gerbiamas Sauliau, sveiki atvykę. Saulius Liausa prisijungia prie mūsų nuostabios kompanijos ir gerbiamas Sauliau, mes ką tik pradėjome kalbėtis ir prisistatyti,
kokią bendruomenę mes atstovaujam, kokioje bendruomenėje mes esame šalia mūsų pagrindinių pareigų. Prašau, Sauliau. Tai visiems laba diena, atsiprašau, čia iš kito renginio tiesiai atbėgau. Aš esu žmogus iš kultūros ir ta bendruomenė labai net sunku apibrėžti. Iš esmės man tenka organizuoti dainų šventes Lietuvoje kaip ir didžiausia bendruomenė, ką pavyksta sutelkti, tai mes vien dainų švenčių dalyvių turim apie 36 000, o jeigu dar buvę dalyviai, o jeigu ta tradicija jau 100 metų tęsiasi jų artimieji, visi kultūros žmonės, regionų kultūros žmonės, tai ta bendruomenė tokia, jinai daugialypė, bet iš kitos pusės jinai suburta po tokių rūpesčių savo kultūra, savo tradicijom ir mūsų toks uždavinys didžiausias yra, ko gero, pasimti, ką geriausia mums paliko tėvai, kažkaip pragyventi dabartinį laikotarpį ir savo indėlį nešti ir be abejo užtikrinti, kad tas tradicijas galėtume atiduoti ateičiai savo vaikam ir tęstųsi, kad tas judėjimas visas. Ačiū, Sauliau. Ir užduosiu iš karto jums kitą klausimą. O kaip jūs manote, tai kas yra tas bendruomeniškumas? Ar čia yra tiesiog graži savoka, kurią kažkas įrašė į mūsų gal vadovėlius? Ką jums reiškia bendruomeniškumas? Visų pirma, bendruomeniškumas tai iš tiesų yra žmogaus esmė. Nes žmogus vienas, jisai negali šiam pasaulyje egzistuoti vienas, jisai jau gimęs kažkokioj nedideliai bendruomeniai, kuri šeima vadinasi, paskiau per savo gyvenimą eina per mokyklos bendruomenę, per draugus ir ta bendruomenė, aš manau, yra ir bendruomeniškumas tai vienintelis būdas žmogui save realizuoti, save kažkaip tai įprasminti ir išties gauti viso gyvenimo esmę iš bendruomenės, iš žmonių, iš ypatingai kitos bendruomenės, visiems būrėsi daugiausiai pagal savo pomėgius ir turi kažkokį tai tikslą. Ir tas žmogus atsiranda ten, kur jam įdomu, kur jisai mato prasmę ir be bendruomenės jisai niekaip negalėtų to realizuoti. Ačiū Jums, Sauliau. Agneta, gal Jūs pasidalinkite savo apibrėžimu arba tiesiog iš patirties, iš praktikos, kas jums yra bendruomeniškumas? Aš tai labai pritarčiau iš tikrųjų, nes tikrai yra labai svarbu prasminga veikla, kuri mus suvienyje, bet lygiai taip pat labai teisingai pastebėta, galiu tik paantrinti, kad mes jau visi gimstame jau mažesnėje bendruomenėje, kuri vadinasi šeima. Ir vėliau iš tikrųjų augant vaikams mes irgi įsiliejame kaip tėvai jau į skirtingas bendruomenės, lygiai greičiai mūsų darbai jau kuria mūsų bendruomenę, mūsų pomėgiai lygiai taip pat mus vienyje į tam tikras bendruomenės. Tai iš tikrųjų nuo mūsų turbūt padėties ir nuo mūsų užimtumo ir nuo mūsų veiklos ir priklauso mūsų prisijungimas prie bendruomenės, kuri neabejotinai yra neatsiejama nuo mūsų pat gimimo iki pat mirties. Ačiū, Agneta. Vaidotai, tai kokią galią turi ta bendruomenė ir kaip jūs, gal papildysite dar, kaip jūs bendruomeniškumą, bendruomenę apibrėžtumėt, bet ir gal apie galią dar, bendruomenės galią galėtumėt gal pakalbėti. Tai man irgi toksai su pliuso ženklu žodis, toks kilnus. Ir šitą stipriose bendruomenėse aš įsivaizduoju, žmonės gerai jaučiasi, ten bendraminčiai susirinkę ir jeigu tu gerai jautiesi, tai turbūt žingsnis iki laimės, jeigu tu su bendraminčiais, tai turbūt žingsnis iki saviraiškos. Na, o dėl galios, tai vienareikšmiškai vienas žmogus nepadarys tiek, kiek gali padaryti daug žmonių. Tai čia net kalbos nėra apie tą galią, kurią gali turėti stiprios bendruomenės. Bet kada mes pasakom, nežiūrint to, kad visi sakysim, kad čia yra kilnus žodis, bet kada pasakom, pavyzdžiui, junginį žodžių nusikaltėlių bendruomenę, greičiausiai mums atrodys, ta prasme, visai normaliai. Taip, ačiū Jums. Ieva, iš jūsų patirties, gal tiek darbe, tiek ir
tiesiog bendrai gyvenime, ką reiškia bendruomenė ir kas jūs motyvuoja prisijungti ir būti dalimi vienos ar kitos bendruomenės? Aš šiuo metu gal turiu mintyje ne darbą, kur tiesiog jau esame natūraliai tam tikros bendruomenės dalimi, bet visose kitose jūsų veiklose. Kas jūs motyvuoja? Kaip jūs atsirenkat? Mane pačią motyvuoja tai labiausiai turbūt, kad esu mama ir noriu kurti tą aplinką, kuri yra saugi, įtrauki. Ir kai žinau, kad galiu prisidėti ir galiu padėti ar ne tai jaunai kartai, dabartiniai tai kartai dalindamasi savo žiniomis, tiek pas mus įmonėje ar ne, irgi daliname savo žiniomis, priimam praktiką, rodom savo darbo vietą, tai kai atveri tas duris, kažkam jos yra galbūt pirmas tas laiptelis į profesinį ir asmeninį augimą. Tai tokie dalykai motyvuoja, kai tu matai, kad tai, ką tu padarai, atneša kažkokią naudą. Taip. Ačiū, Ieva. Agneta, nekantrauju išgirsti trumpai asociacijos lyderė istoriją ir gal jūsų pasiekimus. Vat kuo jūs džiaugiatės, matydama tą virsmą, tą pokytį, kurį padarė asociacija, kurią jūs vadovaujat? Tai iš tikrųjų pati asociacija kitais metais jau minės 10-metį ir būtent 2016 metais 7 ar 8 berods mūsų steigėjos, moteris, stiprios, verslios, pasirašė susitarimą ir įkūrė šią asociaciją, kuri, kaip ir minėjau, šią dieną vienyje 350 narių. Turime vieną vyrą valdybos narį ir šitos mūsų bendruomenės turbūt stiprybė, tai yra labai aiški misija. Mes siekiame kurti visuomenę be lyčių stereotipų ir įgalinti moteris lyderystei. Turime viziją, kad Lietuva būtų numeris 1 Europos Sąjungoje pagal lyčių lygybę. Turime Lietuvoje, Vilniuje, Europos lyčių lygybės institutą. Tai tokia institucija, kuri matuoja lyčių lygybės atotrūkį Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tai šiai dienai Lietuva yra 16 vietoje. Turime labai aiškias 4 strateginės kryptis. Tai pirmą mes siekiame lyčių balanso, lyčių lygybės vadovaujančiose pareigose. Antra, mes siekiame vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims, tai yra mažinti tą vadinamą atotrūkį tarp vyrų ir moterų. Trečiu tikslu mes siekiame šeimos ir karjeros derinimo, gerų sąlygų šeimos ir karjeros derinimui. Ir ketvirtu strateginiu tikslu mes siekiame švietimo, kuris būtų neutralus lyčiai arba, kitaip sakant, palankus lyčių lygybei. Tai turėdami šitas 4 strateginės kryptis turime darbo grupės ir kadangi mūsų visa veikla yra labai prasminga, orientuota į pokytį visuomenėje, turime aiškius rodiklius, kaip matuojame tą pokytį, turime ir teisės aktus, kurie mums lygiai taip pat svarbus, tai mes to prasmingo tikslo ir siekiame. Ir lygiai taip pat, ką mes pastebime, nors mes esame absoliučia dauguma tik moteris vienijanti asociacija, bet ką mes pastebime bendraudami su kitomis aukštas pareigas užimančios moterimis arba politikėmis, kad labai trūksta palaikymo. Pačiom moterim, iš pačių moterų labai trūksta palaikymo. Ir mūsų stiprybė šitos asociacijos, kad nepaisant to, kad mes esame iš tikrųjų konkuruojančios profesinėje srityje, ypatingai turime daug iš finansų sektoriaus, ypatingai daug turime teisininkių ir tikrai konkuruojame savo darbinėje profesinėje srityje, bet šita asociacija turėdama labai tokį kilnų ir prasmingą visuomeninį tikslą, aiškias strateginės kryptis, jinai mus jungia ir mes viena kitą palaikome. Ir jeigu mes matome, kad kalba mūsų narės panelinėse diskusijose arba renginiuose įvairiausiose, turime tokius savo vidinius susirašinėjimo kanalus, tai mes labai palaikome vieną kitą ir man atrodo tai yra labai svarbu. Ypatingai šiais laikais, šiame tokiame įtemptame, konkurencingame amžiuje yra iš tikrųjų labai svarbu palaikyti vieną kitą. Nes keista, bet moteris dažniausiai iš tikrųjų sulaukia to nepalaikymo iš pačių moterų. Ir ypatingai, kaip krašto apsaugos ministrė mes turime moterį, tai dažniausiai nepalaikantis komentarai būna ne iš vyro, o iš pačių moterų. Tai aš matau, kad tai yra didžiulė problema. Ne tik politikoje, bet tai yra apskritai mūsų visuomenėje, versle,
mūsų kitose veiklose. Tai man atrodo, kad palaikyti yra labai svarbu ir turėti tokią bendruomenę, kuri palaiko, kuri turi prasmingą tikslą, kuria vertę, yra labai labai svarbu. Ir jokių būdų nekurti priešpriešos. Tai man atrodo, tai irgi yra labai svarbu. Tai mes kaip asociacija lyderė tikrai visada komunikuojame su vyrais, nes savo tiesioginiuose darbuose turime labai daug vyrų kolegų. Ir tikrai turime labai daug palaikymo, dėl to, kad iš pačių vyrų taip pat, nes mes kalbame skaičiais, kalbame patirtimi, kalbame argumentais, tai yra savo žiniomis ir šitoje vietoje visą laiką sulaukime iš vyrų palaikymo, nes jiems irgi yra labai svarbu ištransliuoti, tai kur yra ta neligybė, nes jie tikrai ne visada pastebi ir ne visada mato. Tai komunikavimas, atvirumas taip pat yra labai svarbus tam, kad rasti tą bendrą sprendimą. Ačiū, Agneta. Ir žinot, klausydama jūsų, galvoju, Vaido, tai jūs atstovaujate daug bendruomenių ir žinoma, kad turbūt viena svarbiausių jų tai yra švietimo bendruomenė. Ir kaip jūs gražiai, Agneta, pasakėt, kad labai yra svarbu palaikymas, pasitikėjimas. Vaido, tai gal jūs truputėlį papasakokit apie tai, kiek svarbus jums yra tėvų bendruomenės pasitikėjimas, kiek švietimo atstovams ar ne, mokytojams, mokykloms, bendrai bet kuriai organizacijai atstovaujančiai švietimą yra svarbu kitos bendruomenės palaikymas. Na, šiuo atveju paminėjau tėvų bendruomenę. Gal keletą žodžių prašau apie tai. Taip, tai šių dienų tėvų bendruomenė yra labiausiai nenuspėjama bendruomenė iš visų. Ir aš nesu labai stiprus veikloje su šia bendruomenė, ką esu išmokęs, tai tėvelius būtinai reikia išklausyti ir dar būtinai reikia pasakyti, kiek jie daug gali savo mokyklai ar darželiui nuveikti. Ir Ukmergė juda šitą linkme, kad tėvedė iš tikrųjų veikia. Paskutinį šventį iš manęs tėvedė komitetas atėmė 20 eurų kažkokiam tai gyvūnėlių projektui įgyvendinti. Taip, aš galbūt daugiau orientuotas esu į sutelkimą mokyklų vadovų, mokytojų ir tėvų ir šitą veikiu bent kartą per savaitę kažką tai sugalvoju ir man nėra svarbu, ar tai populistiška, ar tai šitą kilnu, ar tai kūrė kažkokią tai pridedama vertę. Tai šiemet šokis su 700 skėčių, tai beveik ketvirtadalis mokinių, tai inkiliukų kėlimas į parką. Tarp kitko, idėja su inkilėlių kėlimu yra susijusi ir su tėvelių bendruomenė. Tai mūsų idėja kitiems metams, kad kiekviena Ukmergės šeima turėtų galimybę turėti mieste savo inkilėlį. Ir mes tą padarysime. Nuostabu, nuostabu, įkvepiantis pavyzdžiai. Tiesiog galiu pasakyti savo nuomonę, kad tikrai kiekviena bendruomenė turi labai didelę galią, nes bendruomenė paprastai veikia. Ne tik susitaria, ne tik tai atranda bendrą tikslą, ne tik juos jungia bendros vertybės, bet kiekviena bendruomenė yra didelė galia, nes jie nuveikia ne vieną didelį darbą, kuris tikrai dažnai neįrašytas nei į jokius pareiginius nuostatus, nei į veiklos planus, nei į strateginius planus. Ieva, noriu jūsų pasiklausti, gal pasidalinkite, prašau, jūs savo patirtim, ką jūsų bendruomenė, jūs minėjote, kad jūs tikrai rūpinatės saugia aplinka savo šeimai, gal turite pavyzdžių, kuriais taip pat galėtumėt pasidalinti apie savo veiklą arba nuveiktus darbus jūsų bendruomeniai, kuriai priklausot? Tai tikrai taip, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, būdama Stanse Fabriken dalimi, ar ne, tai ir džiaugiuosi ir džiugina mane labiausiai tai, kad įmonė ne tik veikia savo teritorijoje, jinai nori veikti ir visame mieste. Tai mes iš tikrųjų daug prisidedame ir turim tokią nerašytą taisyklę, kad dažniausiai remiam veiklas, iniciatyvas, kurios vyksta Ukmergės mieste. Tai pradedant nuo mokyklų, nuo technologijų ir verslo mokyklų ir tai nebūtinai būna parama piniginė, kartais mes atiduodam kažkokius rengimus, kad studentai, mokiniai galėtų mokytis ir kelti savo kompetenciją. Remiam, prisidedam prie Ukmergės iniciatyvos Gabių vaikų fondo, kur
irgi skatina moksleivius dar labiau siekti kažkokių rezultatų. Ir tikrai begalės galėčiau vardinti ir vardinti, ar ne, tas iniciatyvas, kur pačius džiugina, kad mes galim būti dalimi to, nes kai tu esi dalis, tada kažkaip ir norisi palaikyti, pajausti ir būti kartu. Ačiū, Ieva. Sauliau, aš manau, kad apie bendruomenės galę jūs galėtumėt pasakoti net ne vieną dieną, kiek jūs turite nuostabių istorijų, kiek jūs pats esate daug padaręs, kad žmonės, atlikdami labai svarbų to pačiu ir darbą ir džiugindami visą Lietuvą dainų švente, bet pasidžiaugtų taip pat ir patys. Gal jūs pasidalinkite tiesiog savo, ne tik tai kaip vadovo, bet kaip žmogaus darančio milžiniškai didelį darbą, turbūt kuris net neįeina į jūsų pareiginius nuostatus, savo istoriją ir tas, kas jūs džiugina, būnant bendruomenės dalimi ir darant labai labai nuostabų didelį darbą, suburiant daug mažų bendruomenių, kurios padeda saugoti Lietuvos kultūrą, identitetą ir šaknis, tai pasakyčiau. Tai aš norėčiau gal apversti tą klausimą iš kitos pusės, prieiti, o ką bendruomenė žmogui duoda. Nes tam dideliam būrį atrodo, nu gerai, visi susirinkom, dainuojam, kartu šokam. Ir dabar kaip tik neseniai prieš gerą savaitę atėjo tyrimų rezultatai, ką mes buvom subūrę mokslininkus iš Lietuvos, Amerikos, Izraelio ir Danijos. Jie atvažiavo ir su visokiais sensoriais ten dainų šventės metu tyrinėjo ir pačius dainuojančius, ir klausytojus, ir apskritai nedalyvaujančius, bet mieste būnančius. Ir jie tyrinėjo, kiek žmogui duoda ta veikla smegenim ir kiek duoda širdies veikla tyrinėjo. Tai tie tyrimai tiesiog visiems atrodo atsakymus duos ir kiekvienas susiras savo atsakymą. Pirmiausiai tai, kad dainavimas kartu, buvimas toj bendruomeniai, dainuojant kartu veikia absoliučiai visos smegenų sritis, kurios atsakingos už visą žmogaus veiklą. Ir jie, kaip mokslininkai vardijo, atveria tokius kanalus, tiesiog smegenų tos neuronų jungtis pasidaro kaip 6 eilių autostrada. Tai reiškia, jeigu jau kalbėti apie sveikatos prasme, nes viena mokslininkė buvo būtent, kuri tyrinėjo per sveikatą, per tuos neuronus, tai ir nuo visų dimensijų, ir nuo visų vienatvės dalykų, ir nuo prasmės ieškojimų. Dar vieną tokį labai įdomų ištyrimo dalyką, kai būna, kai labai jau kažkas įvyksta ir net pagaugai nueina, būna, kai klausaisi. Tai pasirodo, jie mokslininkai turi terminą prasmės perviršis. Ir šitas įvykis, jisai ilgai žmogui dar suteikia prasmės ir tokio savim pasitikėjimo. Tai reiškia, jisai, jeigu papuola į tą situaciją, pabūna kartu ir kažką nuveikia, ta prasmė jį kaip žmogų patį stimuliuoja. Iš sveikatos prasmės čia nėra ką kalbėti, širdies veikla, ten visi kiti dalykai. Bet aš ir be tų tyrimų labai aiškiai matosi, kada žmogus scenoje, jisai koncertuoja, jisai ne tik tai dainuoja, šoka. Jisai stovi vienas dalykas scenoje, jo atsakomybė prieš kolegas, nes be jo vieno gali neįvykti ir koncertas. Jisai rašo savo miestelio ir miesto istoriją, jisai visada švenčia kažkokias valstybinės šventės, kalendorinės. Jisai prieš savo artimųjų ratą visi jo didžiuojasi, kad jisai scenoje, kad jisai dėlioja. Jisai tą visą fizinį aktyvumą išreiškia. Mes vieną kartą per Gaudemų šventę pabandėm prie šokėjų tą žingsniamą atidėti. Tai po 30 000 žingsnelių per dieną šokėjas sušoka. Tai įsivaizduokim, nereikia jokių šiaurietiškų tenėjimų ar kažkokių 10 000, ateikit ir šokit ir dainuokit ir ta prasmė atsiranda ir fizinio dalyko. Ir dar vieną atsiminiau iš kito tyrimo, kad dalyvaudamas kolektyve, jisai daugiau pasidalina su kolegomis, su savo bendraminčiais negu šeimoje. Jisai atviresnis ir čia yra moksliniai tyrimai atlikti. Reiškia, vėlgi, ta bendruomenės jėga yra labai stipri ir aš tikrai tikiu, kad
vienas iš pagrindinių lemiamų dalykų buvo ir mūsų nepriklausomybės atkūrimo prasme, dėl ko mes dainuojantį revoliuciją. Dėl to, kad mes tą dainavimo tradiciją turim. Ir iš ties, kada susibūrė žmogus visiškai kitaip viską suvokia, jis negali būti nuo šaly. Tai aš manau, ta patirtis tokia didžiausia ir yra tai, kad tai yra ne šiaip kažkoks atėjimas ir savo pomėgio realizavimas, savo gebėjimų realizavimas, bet tai yra didžiulė vertė visuomeniai, mūsų valstybei, žmonėm, nes iš ko ta valstybė susideda, iš tų žmonių. Ir jeigu jisai laimingas, jeigu jisai mato prasme, tai kur jisai bebūtų kitoje aplinkoje, ar šeimoje, ar darbe, ar kažkokioje kitoje veikloje, jis irgi supranta, kad visų savo veiklą kažkaip pasimatuoja su tuo prasmės indikatorium, nes tada jisai, išmoksta ir organizuotis, ir kažką pastebėti daugiau, ir atiduoti save. Tai aš manau, čia didžiausia tokie atradimai ir vertybės iš to, ką man tenka matyti. Labai ačiū, Sauliu. Tai, matot, tai yra patvirtinimas, jūs ką tik pasakėte, kad tie žmonės, kurie priklauso bendruomeniai, jie yra ir laimingesni, ir turi daugiau palaikymo. Nes turbūt tada, kai pasakai, kad dirbu ten ir ten, tai žmogus paklausinėjo ir tiek. Bet kai tu esi scenoje, kai tu darai kažką dėl kitų, tai tu gauni daug daugiau palaikymo. Tai tikrai labai įdomios jūsų įžvalgos, labai jums ačiū. Noriu pasiklausti, Agneta, jūsų, kaip jūs manot, tai bendruomeniškumas, bendruomenės, mūsų Lietuva, ar gal jau mes čia prisikūrę tiek esame visko daug, kad gal belieka tik tai išlaikyti tas bendruomenės, išlaikyti tą lygį, ar mes čia dar turime augti? Asociacija lyderė, jūs norite augti ir jūs norite išlaikyti tai, ką turite. Kaip jūs matot ateitį? Iš tikrųjų, tai pastaruosius metus jau dirbau su lyčių lygybė, su žmogaus teisų temomis, pastebėjau, kad noras prisijungti žinoma yra ir pati asociacija per pastaruosius metus išaugo 3 kartus. Aš atėjau, buvo maždaug 130 mūsų, dabar kaip ir minėjau 350, vadinasi tikrai noro rasti tą bendruomenę, prie kurios norėtųsi prisijungti, tikrai yra. Tos prasmingos veiklos tikrai poreikis yra. Bet pastebiu kitą dalyką, kad ypatingai šiais laikais mes esame ypatingai labai visur skubantis, lekiantis, ypatingai nuo užimamų pareigų. Tas laikas, jisai tampa toks brangus, mūsų visų laikas yra pats brangiausias dalykas. Tai jeigu mes turime šeimą, vaikus, vaikų būreliai ar ne, visos atsakomybės, darbai, nes darbai irgi reikalauja labai daug atsakomybės ir to laiko. Tai per tą skubėjimą ir per tą lėkimą tikrai pastebiu, kad ir narė sako, negalime prisijungti, negalime sudalyvauti. Blogai jaučiasi, kad negali prisijungti prie mūsų darbo grupių ar ne, tuo metu diskutuoti, nes tikrai pastebiu labai didelį tą tokį skubėjimą, lėkimą ir laiko stokos. Tai būtent tai, ką mes ir asociacijos sakome, kas yra brangiausia. Tai man atrodo, kad veiklos, jos visą laiką bus reikalingos, svarbu, kad jų būtų kuo daugiau, bet ir tuo pačiu, kad šiais laikais mes rastume vis didesnį balansą tarp to lėkimo, skubėjimo, bet ir to sulėtėjimo. Man labai patiko girdėta frazė, kad šiais laikais mūsų didžiausia prabanga yra išmokti nieko neveikti. Tai yra atsitraukti nuo telefonų, juos padėti, ir tikrai išmokti nieko neveikti. Tai pradėti nuo savęs ir lygiai taip pat ugdyti savo vaikus. Tai tarp viso bendruomeniškumo ir aktyvumo aš turbūt ir norėčiau palinkėti, kad veiklų būtų labai daug, prasmingų veiklų dar daugiau, bet ir mokėjimo atsitraukti, sulėtinti savo tempą ir iš tikrųjų išlaikyti tą balansą, savo tą psichoemocinę visą sveikatą taip pat yra labai svarbu. Nes mes galime duoti tik tada, kai mes turime ką duoti, o turėsime duoti tada, kai patys būsime sveiki, patys būsime laimingi ir patys gebėsime džiaugtis tuo, ką turime. Ačiū labai, Agneta. Vaidu, tai norėčiau pasiklausti, jeigu jūs turėtumėte dar daugiau laiko savo paroje ir jums kas nors pasiūlytų įkurti dar vieną bendruomenę, kokią bendruomenę jūs nuspręstumėte įkurti? Geras klausimas dar.
Gal yra dar kokia nors viena sritis, kuri Lietuvoje nėra pakankamai, nežinau, padengta, išvystyta ir tikrai reikėtų skirti dar daugiau dėmesio? Pozityvių žmonių, kurie sutinka gatvėje ir jie sako, šitą šiandien yra va taip. Super. Taip. Kai jūs uždavėt pirmą klausimą, Taip. aš prisiminiau šiandien Dargio pirmoji diskusijai įvardintą reitingą, kaip čia Lietuva prastai ten žemiau negu šimtoj vietoj pagal bendruomeniškumą. Ir ten tos valstybės, kurios yra aukščiausiose vietose, vienas pilietis priklauso kokiai 13 bendruomenių. Tai mano nuomonė yra ką veikti mums, kuriant stiprias bendruomenės. Stiprios bendruomenės turbūt priklauso nuo stipraus lyderio. Ir motyvuoto, niekad nepasiduodančio ir sąžiningo, kas yra svarbu, kurio visi tikės. Aš keletą paskutinių savo sėkmės istorijų turėjau tokių ganėtinai keistų. Viena iš tokių tai buvo virvės traukimas per Šventosios upę. Tai reiškia, susirenka organizatorių komanda ir nei vienas organizatorius netiki, kad tą idėją galima įgyvendinti. Nei vienas. Nu, išskyrus mane. Naktį negalėjau miegoti. Ir iš to nuovargio greičiausiai iškyla Mikė Pūkuotukas iš filmo su oro balionu medaus. Ir aš sakau, virvę iš upės iškelsime Heda balionais. Ir mums pavyks. Iš tikrųjų pavyko ir be balionų. Ir šitą organizatoriai kažkurio momentu, kada patikėjo, viskas pasisekė, aukštumoj. Tai kalbant apie stiprias bendruomenės, linkiu joms turėti lyderius, kurie nepasiduoda, nes dažniausiai nepasakymo šitą, bet kurioj veikloj pasitaikys. Labai Jums ačiū, Jūs tikrai taip įkvepiančiai pasidalinote ir savo patirtim ir labai gera idėja. Aš siūlyčiau visiems tie, kurie žiūri čia stebi mūsų diskusiją, tikrai pagalvoti apie puikią mintį, gal tikrai paimti ir įsteigti savo net ir kieme pozityvių žmonių bendruomenę, tam, kad daugiau galėtume pasidžiaugti, kad mažiau liūdėtume. Tikrai nuostabi mintis ir būtinai prisiminkite, kas šią idėją pasakė šiame festivalyje. Ir nepamirškite parašyti Vaidotui, kad aš jau tai padariau. Ačiū Jums ir Ieva, gal irgi pasikalbėkime. Kaip Jūs manot, kalbant apie tą lyderystę, kalbant apie tą žmogų, kuris suburia kitus, lyderis, kuris nedarbe atsako, vėlgi, kaip aš sakau, už planų lentelę, įsipareigojimus tam tikrus, bet žmogus, kuris daro kažką laisvų laikų ir suburia kitus žmonės. Kokių savybių turi turėti tas žmogus? Pirmiausia, manau, kad jis turi tikėti tuo, ką daro, nes kai žmogus jau tiki, kai ir renkasi, kur jam eiti, tai natūraliai jisai dalinasi savo patirtimi, dalinasi įspūdžiais ir juo labai lengva patikėti. Aš gal turiu tokį pavyzdį iš šios savaitės. Mano kolegos neatlygintinai aukoja kraują. Ir tiesiog sako, važiuojam, kad ir kaip bijau, bet žinau, kad turėsiu palaikymą ir irgi nuvykau tenais. Tai tikėti tuom, ką tu darai ir drąsiai dalintis šito mintim ir manau, kad tikrai įkvėpsi ir paskui tave norės visi eiti. Ačiū Jums labai. Naudodamasi progą aš galiu pasidalinti ir savo įspūdžiais apie bendruomeniškumą ir bendruomenės galią. Šiek tiek paminėjau prieš tai pokalbio pradžioje, kad aš priklausau buriuotojų bendruomeniai. Ir ką galiu pasakyti, kad vėlgi, kai gimsta mintis vieno žmogaus galvoje, nebūtinai iš karto pritarė kiti. Ypatingai, kai idėja yra viršianti, vat kaip ir jūs pasakėt, Vaidotai, niekas nepatikėjo, bet jūs užsispyrėt ir galvojat, ne, tikrai pasakiau ir padarysiu. Tai iš tikrųjų turiu ne vieną irgi istoriją iš buriuotojų iniciatyvų, ar ne, kai tiesiog mintis gimsta realybė. Tai čia ne tik Tūkstantmečio Odisėja, bet ir daug įvairiausių dalykų atsitiko tuomet, kai nedidelė grupė buriuotojų pasakė, tai mes esam jūrinė valstybė. Tai gal mes imkime ir būkime aktyvesni, mes vykime į varžybas ir
Mes galime varžytis ir su Britais, ir su Olandais, su visų pasauliu. Mes nesame nieko prastesni, mes taip pat savo jūroje treniravomės. Ir žinot, kaip aš sakau, kartais, kur mums trūksta drąsos pavieniui arba dviese būnant, mes įgyjam daug daugiau pasitikėjimo savo jėgom, daug daugiau drąsos, kai esam ne dviese, ne tryse, bet mūsų yra daugiau. Ir kas dar atsitinka, jeigu jau yra grupelė žmonių, kuri tiki ir įkalbina kitus, net ir diskutuoja, kaip ir minėjau, bet kokioje bendruomenėje, taip pat ir mūsų, kuriai aš atstovauju, ne kiekviena mintis sulaukia idėjos, kad kažkas pasakė mintį, darykim. Tai nebūtinai visi bėga ir daro. Būna skeptikų. Beje, ką noriu pasakyti iš savo patirties, kad dažnai skeptikai arba tie žmonės, kaip aš sakau, coacheriai, nes jie užduoda klausimus, ar tu tikrai padarysi, o kodėl tau to reikia? Kodėl jūs darote tą pilietiškumo festivalį? Sakė, kodėl, kam tau to reikia? Ar čia kažko trūksta? Man tarsi nieko netrūksta, bet aš žinau, kad mes, būdami keli bendraminčiai, mes galim padaryti darbą, padaryti renginį, iš kurio tikime žmonės išvažiuos ir išsiveš nors vieną mintį, kurią ne aš pasakysiu, kurią jie pasakys patys, nebūtinai sėdėdami prie šio stalo, galbūt besikalbėdami, valgydami ledus, galbūt susitikę senai matytą bičiulį, o gal susipažinę. Ir svarbiausiai, kad mintis veda į veiklą. Mintis veda į tai, kad gal nežinojau, gal trūko drąsos, kažkas pasakė, o gal net ir turiu kontaktus, vat paimsiu, paskambinsiu ir prisijungsiu. Beje, kalbant Agnetą ir apie asociaciją lyderę, aš manau, kad čia sėdi labai daug veiklių moterų. Šiuo atveju asociacija kviečia nors ir vyrus, bet vėlgi pati asociacija yra moterų bendruomenė, kuri turi labai aiškius tikslus, kuri siekia labai konkrečių gerų dalykų mums pačioms, mūsų Lietuvai, ne tik asmeniškai. Tai noriu tiesiog padrąsinti ir pasakyti, kad jeigu abejojat, tai būkite drąsesni. Nebijokite pasakyti, ko jūs norite, apie ką svajojate ir nebijokite prakalbinti vienas kitą. Nes po vieną, tai ir galim likti vieni su savo mintimis, gerais darbais, o kai su kažkuo pasidalini, tai dar sukuri ir daug gero aplinkai. Grįžtu, Sauliau, pas jūs, kalbant apie nuostabią dainų šventę. Sakykit, prašau, ar visi šie kolektyvai, kuriuos jūs suburėte, suvažiuoja visi į šventę, prieš tai jai ruošiasi, kaip jūs suvaldote tą didelę grupę žmonių? Kas jums talkina? Arba kokių stebuklingų jūs turite galių, kad jums viską taip sklandžiai pavyksta padaryti? Nu, čia yra matyt vėl bendruomenės toks raktažodis, nes mes, kai turim 36 000, aš visada sakau, tai yra toks vidutinio dydžio Lietuvos miestas. Atvažiuoja savaitė ekstremalias situacijas, kur nuo ryto iki vakaro lauke ten šoka, repetuoja, dainuoja. Maitinimas tas toksai irgi ekstremaliom situacijom, nakvynė ekstremaliom situacijom. Tai išties suvaldyti tokį dalyką, kaip ir atrodytų, tikrai nepaprasta. Aišku, kad yra ne šiandien atsiradusi organizacinė sistema, yra daug profesionalų, kurie žino savo darbą ir tą komandą dirba. Tačiau šita dainų šventė jinai pagimdo dar kitas aplinkui bendruomenės. Vat labai džiaugiamės savanorių bendruomenė, kurie ateina ir daro ir prašo, sako, gal dar kažką galima jum padėti. Daug labai yra gražių iniciatyvų ir iš verslo pusės atsiranda. Atsiranda daug iniciatyvų iš vis vien tokios tarnybos kaip ir policija ar medicina ar savivaldybės institucijos. Dirba išties labai daug visi.
Nes visi sako, vat ir dabar, tarp kitko, norėčiau pareklamuoti, tiesiog filmą Šventė yra, gal jau per Lietuvą keliavo ir daug kas gal matė, dar jeigu nematė, tikrai galima išgirsti, kur rodo ir pasižiūrėti. Ir ten žmonės sakė, vat kažkas atsitiko, vat eini miestą ir matai, žmonių veiduose kažkas atsitikė. Jie visi kažkokie kitokie, laimingi, prasmingi. Ir šitas, aš manau, labai padeda ir organizaciniuose dalykuose, nes bet kuriuo atveju žmonės supranta tikslą, dėl ko čia susibūrė. Ir tas toksai nemažas miestas, jisai puikiausiai funkcionuoja ir iš pačių žmonių iniciatyvos. Jie žino, kad reikia ir pagalvoti patiem daugą, ir tokios atsakomybės prisimti. Ne viskas bus, kad už rankos atvesi ir kažkur sudėliosi. Ne viskas priklauso ir nuo mūsų pačių. Jeigu lietus yra viena situacija, jeigu ten per karštą yra kita situacija, reikia ir pagalvoti. Ir aš manau, čia tas buvimas bendruomeniai su žinojimu tikslu, kokiu tu esi, ką tu darai, tas labai padeda ir mum organizatoriam, nes žmonės kitokie. Jie visiškai kitokie negu taip gatvėje, kai eini ir sutinki. Jie visai kitaip nusiteikia. Tai aš manau, šičia pagrindinis yra atsakymas, kad ta bendruomenė irgi duoda tą tokį žmogui labai daug. Jisai, kaip kalbėjo apie lyderį, tai o kas tą lyderį užaugins, jeigu ne bendruomenė? Jisai vienas, taip, galima tenai kaip ir sporte kažkur užsimti, kažkokiu asmenių rezultatų pasiekti, bet jeigu tokioje visuomeniniai veikloje kalbėti, socialiniai sferoje, jeigu nebus bendruomenės, tu negalėsi ir užaugti. Visada tu jėmi kažkokį idėją, tai yra vėl kažkoks iššūkis. Reiškia, tu vėl savo, tu vieną savo dabar staiga susigalvok ir kažkokį iššūkį. Yra tokių žmonių, aišku, kad susigalvoja ir vieni, bet tu prieš bendruomenę, jeigu tu garsiai kažką įvardėjai, viskas jau tu prisėmė atsakomybę. Ir tu natūraliai kartu ir augini bendruomenę ir bendruomenė tave augina. Šitie lyderiai ir atsiranda iš bendruomenių. Ačiū Jums labai, Sauliau. Taip, prašau, Vaidotai, Jūs norėjot pratęsti. Aš norėjau pasakyti žodį pritariu. Ačiū Jums, Vaidotai, bet vėlgi kalbant apie bendruomenės ir tikriausiai ypač dabartiniai situacijai, galvojant apie tai, ko mums trūksta, tai turbūt pasitikėjimo savim ir susitelkimo. Ypatingai turbūt dabartiniai geopolitiniai situacijoje bendruomenės galia yra dar didesnė. Gal, Vaidotai, Jūs galėtumėt keletą žodžių pasakyti savo nuomonę apie tai? Aš noriu užduoti retorinį klausimą. Tai jeigu jeigu įsivaizduokim, kad veikiam tarp žemės ir dangaus. Ir turim 3 kategorijas. Politikai, valdininkai ir bendruomenių nariai. Retorinis klausimas. Kuri kategorija stovi ant žemės? Labai geras klausimas. Gal iš auditorijos kažkas norėtų pasidalinti savo mintimis? Tai aš įsivaizduoju, kad labai paprastas klausimas. Bendruomenė yra ta jėga, kuri žino, stovi ant žemės, žino, ko reikia, žino, kaip daryti ir įsivaizduoja šitą labiau negu turbūt žmogus sėdintis kokioj sostiniai, kokiam kabinete. Tai aš galvočiau apie tai, kad bendruomenės yra ypatingai svarbios, kalbant apie valstybės vedimą į pokyčius, bet šitą vien bendruomenių neužtenka. Ir truputėlį gal ir prajuokinsiu ir pajokausiu. Dabar turim problemą ir ne tik šitą Ukmergės rajone, turbūt mažosios savivaldybės turi šitą situaciją su demografinės padėtim tragiška. Negimsta vaikai. Bet tikėtis, kad bendruomenės išspręs gimstamumo klausimą, turbūt nereikėtų. Tai tą klausimą turi spręsti šeimos. Tai galvodamas apie pokyčius, šitą visada noriu žiūrėti labai kompleksiškai ir įsivaizduoti, kad pasiseks tada, kada kiekvienas narys, sakykim taip, šitą veiks drauge su kitu darniai.
Ir mano viena iš tokių idėjų, galbūt ją ir įgyvendinsim kada, kokiai kaimiškai seniūnijai, turėti pavyzdį, kai po tos kaimiškos seniūnijos dangum suveikia kultūra, švietimas, seniūnija, socialinis sektorius, visos bendruomenės, kai bent kartą per mėnesį susirenka žmonės pasitarti, ką kartu mes galėtumėm padaryti geriau dėl šitos vietovės, dėl mūsų, kokias problemas išspręsti. Per ilgai kalbu, atsiprašau. Viskas labai gerai, labai ačiū Jums už įkvepiančias mintis ir retorinį klausimą. Taip, prašau, mes turim iš auditorijos klausimą. Prašom. Nuoširdus ačiū, laba diena visiems. Gerbiamas Kalinas pasakė tokią gerą temą. 3 sluoksniai yra bendruomenė, sakykime, valdininkai ir politikai. Tai aš esu bendruomenės pirmininkas Dainavos kaimo, o čia 4 kilometrai Stasys Ašmontas. Ir mes turim muziejų, muzikos instrumentų muziejų, virš 600 muzikos instrumentų. Dabar buvo pasiūlymas administracijai, meno mokyklai apsilankyti šitą muziejų ir pasižiūrėti visus, reiškia, įmanomus instrumentus ir kad visi vaikai galėtų atvažiuoti ir pamatyti ir pasimokinti, pagroti. Tai kai kurie darželiai atvažiavo, jie buvo labai patenkinti ir atvažiavo ambasados. Vengrijos, Kinijos ambasados atvažiavo, apsilankė, bet mūsų valdininkai to nepadarė. Aš dabar galvoju, ar mes čia blogai darom ką nors, ar mes blogai elgiamės. Jeigu meno mokykla niekaip nesugeba nei birbynės išmokinti, nei kanklėm išmokinti, nei skudučiais. Ir ponas Saulius teisingai paminėjo, kad muzika mums visiems reikalingas kaip energija smegenims. Tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Tas pats su muzika viskas yra susiję. Tas pats mūsų orkestrai kariniai, taip pat mūsų simfoniniai orkestrai, taip pat dainų ir šokiai ir taip toliau. Ir mūsų bendruomenė yra vienintelė tikriausiai, kurie turi ir kolektyvus, ir turim išmaniuosius ekranus, kurių gavom iš Kinijos liaudies Respublikos dovanų. Ir turim 4 ekranus, kurių vieną atidavėm muziejui, vieną bendruomeniai, vieną bibliotekai ir vieną kultūros skyriui. Ir atitinkamai mes darom visus žingsnius, bet jeigu mes galėtumėm gauti pagalbos iš rajono valdžios, iš meno mokyklos, kad tas būtų visų pastebima ir žiūrima, tai mes džiaugtumėmės ir mes dėl to ir darom, nesėdim. O mes puoselėjam tą visą kultūrą ir jeigu mes toliau taip žeminsim kultūrą, kada per miesto šventę ne vieno poeto nebuvo scenoje ir per miesto šventę nebuvo kalbama mūsų poetų žodžiais ir lūpomis, tai kyla klausimas tada, kur mes esam, į ką mes toliau darysim. Būkit malonus, priimkit dėmesin, ačiū už dėmesį. Ačiū Jums labai už mintis. Žinot, pareflektuosiu, suprantu Jūsų rūpestį ir turbūt kiekvienos bendruomenės vadovas ir narys visada nori dar daugiau dėmesio savo bendruomeniai, nori dar geresnių pasiekimų ir palaikymo. Tai Jūs viską darote tikrai puikiai. Tai svarbiausias turbūt dalykas yra, tą sakau iš savo patirties, aktyviai eiti į priekį, stengtis, kad bendruomenė būtų dar labiau matoma ir be jokios abejonės, kad mes patys turbūt tai, ką darome, visada pasidžiaugtume. Aš būdama buriuotoja galiu pasakyti, kaip mes elgiamės tada, kai mes matom, kad ne visada vėjas galbūt palankus dėl tam tikrų priežasčių, jūroje reikia keisti bures. Mes dar labiau susitelkiam, dar labiau klausom kapitono, kad sėkmingai pasiektume savo tikslą. Tai čia taip ir juokais ir rimtai reflektuodama atsakau, kad svarbiausias yra turbūt dalykas visame, ką mes bedarytume, rasti tų pozityvių dalykų, rasti tos energijos
kai šiek tiek galbūt ir nesiseka kas nors, vis tik tai imti ir eiti į priekį. Na ir dabar pabaigai galbūt aš paprašysiu visų jūsų po vieną trumpą palinkėjimą visiems tiems, kurie dar nesijaučia gana stiprus tam tikros bendruomenės nariais, o bendruomenė gali būti ir kieme, bendruomenė gali būti ir darbe, ir tų bendruomenių ir bendraminčių žmonių turinčių tas pačias vertybės, turinčių tuos pačius tikslus, aš manau, kad jūs galite surasti. Tai prašau, Agneta, gal pradėsime nuo jūsų, palinkėkit. Kągi daryti tiems, kurie dar nesijaučia stipriais bendruomenės nariais arba nepriklauso jokiai stipriai bendruomeniai, kuri darytų pokytį? Aš tai palinkėčiau turbūt pagalvoti apie tai, kas teikia prasme savo gyvenime, savo pomėgiuose ir tik turbūt pajuntant, kas būtų prasminga, tai ir prisijungimas prie bet kokios bendruomenės neštų irgi didžiulę prasme, nes veikla turi būti pozityvi, turi teikianti būti prasme ir tik tais tada, kai žmonės jungiasi į prasmingas veiklas su noru duoti, daryti pokytį, tik tais tada mes galime matyti iš tikrųjų ir kiekvieno žmogaus indėlį ir jo didžiulį pasitenkinimą prisidedant prie tokių veiklų. Tai palaikymas, bendrystė yra vienareikšmiškai labai svarbus dalykai tiek profesinėme gyvenime, tiek asmeninėme. Ir tokių bendruomenių tikrai mes matome yra labai daug, labai įvairių. Ir svarbiausia vis tik yra rasti tam laiko, skirti tam laiko ir džiaugtis savo indėliu prie bet kokios bendruomenės prisidėjimo. Ačiū Jums, Agneta. Vaidotai, prašom, linkėjimai iš jūsų pusės. Jūs turite tiek daug gerų minčių ir tiek geros nuotaikos, pasidalinkit su visais. Dabar labai paprastai pasakysiu. Šalia kiekvieno mūsų yra tie, su kuriais bus gera veikti kartu gerus dalykus. Kartais atsitinka, susiburi į kažkokią tai komandą ir jauti, kad kažkas ne taip. Išeikit, ieškokit kitos komandos. Tikrai surasite tuos, su kuriais jums bus gera veikti kartu. Čia tas niekada nepasiduok. Kiekvienas muziejus turės savo lankytoją. Yra muziejai, kurių durys neužsidaro. Kitų muziejų durys reikia galbūt išimti, kad jos būtų atviresnės. Ir tikrai linkiu sėkmės Dainavos muziejui ir dar pasistengsiu kai ką nuveikti, kad jis būtų lankomesnis. Nors ne pirmą kartą šitą darau. Ačiū Jums labai. Ieva, prašom, jūsų linkėjimai. Aš linkiu kiekvienam atrasti tą bendruomenę, kurioje yra gera, kur esi priimtas ir kiekvienam iš mūsų ir savo linkiu dažniau veikti, negu stebėti, ar ne? Ir daryti tos gerus darbus, nes vienas, paskui kitas ir dar trečias ir susijungiam ir padarom labai labai gražius dalykus. Ačiū. Sauliau, būtų smalsu iš jūsų išgirsti kiekvienam linkėjimą. Aš dar iš vieno tyrimo prisiminiau. Toks leitmotyvas šiandien mano čia pokalbio. Atsakant į tai dėl demografinės situacijos, atsakant į tai dėl regioniškumo, dėl apskritai ko, mes Baltijos šalyse darėm didelį tyrimą, tiksliau sakant, Latvija čia vadovavo tam tyrimui. Ir kas žmogui yra svarbiausiai dėl ko, kaip tos klausimus spręsti. Ir labai paprasti atsakymai. Pirmiausiai, žmogui vertybė yra, kad jisai gali save realizuoti. Tai nesvarbu, kuris gyvena, tą vertybę visi pagalvoti ir galim tą įprasminti. Antra vertybė, kad jį vertintų tą, ką daro. Tai šties gal pas mus trūksta to tokio, jeigu kažkam sekasi, tai taip nedrįsta visi ateiti ir sakyti, kaip smagu, kaip tau sekasi, aš palaikau, tu šaunuolis. Šį čia gal lietuviško būdo dalykai, bet čia yra antra svarbiausia žmogui, dėl ko žmogus vienur ar kitur pasirenka gyventi ar savo šeimą kurti ir save įprasminti. Ir tik trečioje vietoje yra finansiniai dalykai, tie ekonominiai dalykai.
Tai aš manau, pats geriausias yra atsakymas, kad bendruomenė ir gali suteikti tą dalyką. Savęs realizavimą, savęs vertinimo, tai kuo daugiau mes stiprinsim bendruomenės, kuo didesnis tas statistikos ten rodiklis kils į tą bendruomeniškumą, tuo mažiau reikės žiūrėti į valdžią, vat kaip sako, o tenai ar valdžia kažką nepadaro, ar dar kažką, bet kartais gal reikia pačiam tą tvorą nusidažyti, gražiai susitvarkyti kiemelį, negu laukti, kol valdžia padės. Tai stiprinkim bendruomenės. Ačiū Jums labai, Sauliau. Na ir aš iš savo pusės noriu pasidalinti keletą linkėjimų. Žinot, ne kiekvienam galbūt verta nuspręsti būti sportininku, ne kiekvienam reikia nuspręsti būti buriuotoju, ne kiekvienam reikia nuspręsti būti supermenu vienoje ar kitoje srityje, kad prisijungti prie bendruomenės. Daryti gerus darbus tiesiog savanoriškai, daryti gerą darbą savo ir savo aplinkai, tai yra labai prasminga ir suteikia labai daug laimės. Ir Saulius ką tik tai pacitavo statistinius duomenis iš tyrimų. O aš sakau, kodėl aš esu čia ir kodėl aš darau tai, ką darau. Todėl, kad man rūpi, kur aš esu šiandieną ir kaip mes gyvensime rytoj. Man rūpi, kaip mano anūkai gyvens po daugelio metų. Ir man rūpi imti ir keisti gyvenimą gerąją prasme mano aplinkoje, mano bendruomenėje, šiandieną, nelaukiant niekieno pagalbos. Gavus pagalbą, kaip jūs ir minėjote, kartais reikia pagalbos iš valstybės ir ji sprendžia tam tikrus klausimus, bet mes kiekvienas esam atsakingi pasirinkti būti laimingais, būti pozityviais arba ne. Ačiū Jums labai, gerbiami diskusijos dalyviai. Ačiū Jums, žiūrovai. Mes turime klausimą. Prašom. Čia gal ne tiek klausimas, kiek pamąstymas. Iš tikrųjų labai atidžiai klausiau visų, ypač Ukmergės atstovų. Ir šiek tiek noriu apjungti Ievos ir Vaidoto tas mintis. Ieva labai gražiai pasakoja, kaip jų įmonė remia ir kokius gražius darbus dirba. Ir man toksai truputį kyla klausimas, kodėl, sakykime, jūs dovanojat savo kažkokius tenai įrankius verslo mokyklai, o remiat gabių vaikų fondą. Gal galėtų verslas vieną dieną ateiti į mokyklą ir padėti auginti pozityvą tų vaikų, kurie negali atsistoti ant pakilos ir pasakyti, aš esu gabus akademiškai. Gal čia jūsų bendruomenė surastų prasmę ir apgintų tuos vaikus, kurie pas jūs dirbs užaugę. Ir gal tai būtų toks krisliukas, kur Ukmergė galėtų didžiuotis ir tą pozityvių žmonių bendruomenę jūs augintumėte dabar tuose vaikuose. Tai čia toks palinkėjimas būtų. Tai yra keli žmonės, Ukmergėj, tai viena iš jų Vilma, kurie augina sėklą va šitos idėjos, kad turi būti pastebėti visi ir tie, kuriems šiandien sekasi sunkiau mokytis, sakykim taip. Ir ta sėkla yra auginama. Tai manau, kad ne tik Stanse Fabriken, bet ir kitos įmonės šitą girdėjau, šitą požiūrį jisai turi skleistis. Tai ačiū visiems diskusijos dalyviams, ačiū Astai už puikų moderavimą ir gerai atskleistą temą. Dabar yra 10 minučių pertrauka ir po 10 minučių šitoje palapinėje vyks diskusija su gausiu desantu miestų merų apie regionų galimybės ir jėgą. Tai lauksime jūsų po 10 minučių. Ačiū.